Kokią svarbą tu teiki higienai, anatomijai, šitiem visiems dalykam? Tai yra toks pagrindas. Tas mūsų higienos normas, tai vadinu mūsų Biblija, kurią turi mokėti, ne, nes, tu negali tiesiog paimti žirklučių, jas ten apipurkšt prie kliento, ne, ten paskui į kelnes ar kokį žiūrstą, ne, nuvalyti. Čia kaip prikolus dabar tos rilsus daro, ne? Spjovė ir viso. Kiek manikiūras kainuoja, tokia ir sterilizacija. Ne, tai aišku, tai yra labai svarbu, nes aš visą laiką sakau, niekada nežinote, koks klientas pas jūs ateina. Gali ateiti moteris su ten, nežinau, ten Chanel rankinuku atvažiavusi su naujausiu BMW, ten tokia visa damutė, bet tu nežinai, ko jinai gali sirgti. Ir, pavyzdžiui, jeigu netyčia jūs įkirpsite, o tai, tikrai būna, kad, tapšnai, įmanoma tą kraują paleisti, nes būna jautresnės odos, būna, kaip sakau, tau ne ta diena, ne, visko būna, visi mes esame žmonės. Ir ką tu paskui, išsivalius tos arba nuspjovus ant tų įrankių, tu negali kitam kirpti, nes tu gali kažkokią lygą pernešti kitam.